Pirmajam rinkiminių programinių nuostatų pristatymui, šiuo atveju 9 sąjungos, Lietuvos krikščionių demokratų programinių nuostatų pristatymui ir aptarimui. Tuo pačiu noriu padėkoti ir Gabrieliui bei jo kolegoms už tai, kad sutiko, pasiūlė šitą mintį, sutiko išklausyti ir sureaguoti į kritinius mūsų instituto ekspertų komentarus. Pora mano kolegų čia dalyvauja ir tiesiogiai juos išsakys. Aš taip pat turiu šiek tiek minčių, bet kadangi liksiu ir moderatoriaus vaidmenį, ir komentatoriaus, tai kol kas susilaikysiu nuo savo vertinimų. Ir bendrai, manau, visiems įdomu pirmiausia išgirsti tai, ką ketina pristatyti Gabrielius ir ką jo kolegos partijoje parengė, su kokiais siūlymais ketina eiti šių metų Seimo rinkimus, kiek pasimokė iš ankstesnių patirčių. Manau, tai irgi aptarsim. Tai šito renginio planas toks, jog pirmiausia mes išklausysim iki 20 minučių pristatymą, Gabrieliaus pristatymą, tada jau mūsų instituto ekspertai, Nerija Putinaitė, Vytautas Kuokštis, pakomentuos, kaip jie vertina pristatytas nuostatas, pakomentuosiu ir aš pats, suteiksim galimybę autoriams sureaguoti į tuos komentarus ir labai tikiuosi, kad bus laiko dar ir klausimam bei komentaram iš auditorijos, tam, ką jūs norėsite pasakyti, palinkėti, pasiūlyti, nes turbūt dar ne vėlu yra siūlyti ir naujas idėjas. Ir dar pusę metų beveik iki rinkimų ir apskritai man visų pirma smagu, kad visgi dar tebėra partijų Lietuvoje, kurioms svarbios programinės nuostatos, nes apskritai dalis partijų tiesiog kažką parašo vien tam, kad būtų parašyta ir kad galėtų pasakyti, jog taip mes irgi turim programą. Bet iš tiesų visai netai tampa svarbiausiais dalykais tiek rinkiminiai kampanijoje, tiek ir po rinkimų dalyvaujant tolesniai politikoje. Tai tiek trumpų įžanginių komentarų. Taip pat noriu pasakyti, kad šis renginys transliuojamas tiesiogiai internetu, tai tuo pačiu sveikinu tuos, kurie žiūri tiesiogiai, ne čia, ne salėje. Ir kągi, kviečiu tada Gabrielių Landsbergį, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovą, Europos parlamento narį, pristatyti tas pagrindinės nuostatas, su kuo partija ketina eiti į Seimo rinkimus ir ką mes netrukus ir aptarsim. Prašau, Gabrielių. Ačiū už optimistišką pradžią, išskiriant kai kurias partijas iš kitų rato. Iš ties aš tai noriu pirmiausia pasidžiaugti, padėkoti institutui, savo alma mater, kurie sutiko priimti mus šiek tiek galbūt kitokį formatų Lietuvai. Tai nėra debatai, kaip matote. Mes neateiname ginčytis ir muštis su kitomis partijomis, bet šiandien iš tikrųjų juokauju, atsiduodam jūsų rankas. Pristatom tai, ką mes manom, kas yra svarbiausia Lietuvoje, ką reiktų dabar padaryti, kodėl tai reiktų padaryti ir esame pasiruošę, kaip ir vadovai mūsų sako, tiek ir kritiškom pastabom, galbūt ir pozityviai diskusijai. Tiesiog norim ir tikim, kad akademinė bendrovė, universitetai yra turbūt ta erdvė, kuri yra laisviausia. Laisviausia nepriklausoma nuo politikų, dėl to čia jinai yra šiek tiek ir galbūt rizikinga politika matyti, bet kitą vertus ir paprastai įdomi ir save pasitikinti. Tai jums leidus aš pristatysiu ekonominį planą Lietuvai ir pagrindinės nuostatas. Pirmiausia, kodėl planas? Kodėl ne programa, kodėl ne įvairūs kiti pavadinimai, o planas? Turbūt kai kas jau ir su šypsena yra sakė, tai jūs čia Maršalo planą bandot atkurti ar kažką panašaus, bet iš tikrųjų tai yra dalis tiesos tame. Dėl to, kad
Jeigu mes pagalvotume, kada valstybės arba Europos Sąjunga, kada jos ieškojo naujų planų, tada kai ateitis buvo neaiški. Ir šiandien būtent yra tas laikas, kai Lietuvos ateitis nėra galo aiški. Mes girdime daug ir grėsmingų žodžių iš ekspertų, ateityje matome debesuotą dangų ir apniukusią šiek tiek ateitį. Ir mes tikim, kad Lietuvai reikia plano. Reikia aiškios krypties, kad mes galėsime kalbėti ne tik tai apie šios rinkimus. Mes galėtume kalbėti apie tai, kas laukia Lietuvos po 5-mečio, po 10-mečio, galų gale kas laukia mūsų vaikų. Dėl to planas. Mūsų planas, ką mes norime savo planų pasiekti. Mes norime, kad Lietuvos žmonės uždirbtų 1250 eurų vidutinę atlyginimą, gautų 400 eurų vidutinę pensiją ir Lietuvoje būtų sukurta 147 tūkstančiai naujų darbo vietų. Iš užsienio į Lietuvą papildomai grįžtų 80 tūkstančių Lietuvą palikusių žmonių. Bei sutelktume per 7 milijardus papildomų investicijų į Lietuvos ekonomiką. Taip mes vadiname savo KPIs. Taip išsikėlėme savo tokį uždavinį ir tuo norėtume matuoti plano sėkmę po 4 metų. Kodėl planas šiandien? Kodėl būtent šiandien apie tai kalbame? Kodėl manome, kad šiandien yra padėtis grėsminga? Jau nesikį kartota, Lietuvoje emigracijos mastai yra išties beprecedenčiai. 45 tūkstančiai žmonių išvažiavo per praeitus metus, per paskutinius metus išvažiavo Klaipėdos dydžio miestas iš Lietuvos. Ekspertai sutinka, kad per ateinančius 15 metų, jeigu situacija nesikeis, Lietuvoje turėsime dirbančių žmonių 35% mažiau. Akivaizdu, kad verslininkai ir potencialūs investuotojai Lietuvoje, jie investicijas savo skaičiuoja ne vieneriais metais. Dažnas jų klausia mūsų politikų ar politinių partijų, kas Lietuvoje bus po 5 metų. Ar bus kam dirbti, ar bus su kuo dirbti, ar bus kam parduoti. Akivaizdu, kad šiandien, neturėdami atsakymų jiems, mes rizikuojame jų netekti, rizikuojame jų nesulaukti. Ir tai iš tikrųjų yra vienas iš Lietuvos tvarę ekonomikos raidą griaunančių perspektyvų. Kitas dalykas, dėl ko sutarė irgi visi ekspertai, tai yra tai, kad mūsų valstybės sistema, pirmiausia socialinės paslaugos, švietimo sistema, pensijos nebetampa, jau šiandien nebetampa tvarios. Praradus daugiau kaip 35% darbingų žmonių, akivaizdu, kad mes negalėsime kalbėti apie Lietuvos sistemų kūrimą visiškai. Esame jau ne vienoje konferencijoje kalbėję, kad Lietuva, kokia jinai buvo statyta su visa savo infrastruktūra, sistemomis, ministerijomis, valstybės tarnautojų skaičiumi, jinai buvo skirta kur kas didesniam skaičiui žmonių. Likome išsiskaidę ir kol kas nežinome arba neturime krypties šiandien, kaip tai sutvarkyti ir kaip padaryti Lietuvos ateitį tvarią. Lietuva nėra vienintelė valstybė, kuri yra tokioje situacijoje. Turbūt pirmieji pavyzdžiai, apie kuriuos mes pagalvojame lygindami Lietuvos situaciją, tai yra Airija ir Izraelis. 8-10 ir 9-10 pradžioje Airija daugelio aspektų buvo panašiai Lietuvai. Masinė emigracija, didžiulė infliacija, milžiniškos valstybės išlaidos ir netvari ateitis. Izraelio situacija šiek tiek kitokia, įtakota ir geopolitinės situacijos, ir pačios valstybės įsikūrimo istorijos. Tačiau vėlgi, netvari valstybė, kuri nesimdama aiškių politinių žingsnių, negalėjo garantuoti, kad jinai bus sėkminga po 10, 20 ar daugiau metų. Tačiau mes šiandien matome, kur tos valstybės yra šiandien. Jeigu mes kalbame apie tai, kad Europos Sąjungoje valstybės esančios pietuose ir, pavyzdžiui, Airija pradėjo reformas vienu metu, šiandien Portugalija, Graikija akivaizdžiai yra kitoje diagramos pusėje. Netgi jeigu paminėčiau keletą skaičių, tai Graikijos bendras vidaus produktas vienam žmogui sudaro 96% Europos Sąjungos vidurkio, tuo tarpu Airijos 146%. Ką padarė Airija ir Izraelis, kad atsidūrė, vėlgi, kaip aš minėjau, kitoje situacijoje negu tos pačios pietinės Europos Sąjungos valstybės. Pirmiausia, tai yra eksportas. Ir eksportas kokiu būdu? Eksportas per investicijų pritraukimus.
Atsimenate istorijas, sėkmės istorijas apie Airijoje įsikūrusią IBM kompaniją, Izraelyje įsikūrusią Intel kompaniją. Intel kompanija šiandien Izraelyje vien tik tai jos padalinys, esantis 35 km nuo Tel Avivo, sukuria daugiau kaip 27,000 darbo vietų. Didžiuma paslaugų, didžiuma produkcijos, kuri yra sukuriama Izraelyje šios kompanijos, yra skirta eksportui, tai iš karto prisideda prie šalies eksporto augimo ir tuo pačiu prie atlyginimų, ir tuo pačiu prie ekonomikos augimo. Todėl Lietuvos raktas šiandien į ekonominį augimą, į didesnius atlyginimus, papildomas darbo vietas slypi lygiai ten pat. Mes privalome eksportuoti. Ir žinoma, mes galime galbūt tikėtis, kad mūsų įmonės sulauks tos dienos, kai mes galėsime savarankiškai kurti produktus, savarankiškai eksportuoti savo prekės ženklus ir tokiu būdu uždirbti pinigus mūsų valstybei. Tačiau jeigu mes norime pokyčių greitai, tai tiesioginės užsienio investicijos yra būtent tas fast track kelias, kuriuo mes turime eiti. Mes turime gerų pavyzdžių Lietuvoje. Nesame naujokai, esame padarę gerų darbų. Mes jas matome Vilniuje, mes jas matome, kai kuriais džiaugiamės Kaune, tačiau mūsų nuomonė tai yra tik tai pradžia. Tas turi būti plečiama, tai turi būti ir galima padaryti kur kas daugiau. Kodėl yra nepaprastai svarbu eksportuojančios užsienio įmonės, užsienio investicijos Lietuvoje? Turbūt dėl 3 pagrindinių priežasčių. Todėl, kad investuotojai į Lietuvą atsineša iš karto visodami Lietuvą jie ateina su eksporto rinkomis. Tomis eksporto rinkomis, kurios mums savarankiškai yra labai sudėtingai pasiekiamos. Jie eksportavo iš savo valstybės, lygiai taip pat perkeldami dalį savo tiekimo grandinės į Lietuvą, jie eksportuos iš Lietuvos. Jie atsineša savo žinias, jie atsineša savo know-how. Jų atsineštos žinios, jų atsinešta know-how mums yra tam tikras paspartinimas ten, kur šiandien mūsų aukštasis mokslas nepasaudo tin stipriai. Mes negalime paruošti visų specialistų, kurių reikia užsienio įmonėms. Jos dažnai pasirašo jos patys. Ir taip mes galime tikėtis ir turime tikėtis, kad mūsų aukštasis mokslas ir paruoš profesionalus, kurių užteks užsienio investuotojams. Tačiau šiandien dar nėra ta diena. Dėl to kviesdami mes iš karto patvirtinam savo žmonės ne tik tai finansiškai, bet ir žiniomis. Investuotojai atsineša vakarietišką darbo kultūrą. Aišku, šiek tiek gaila, kad apie tai vis dar reikia kalbėti, bet užsienio investuotojai tai reiškia laiku mokamos algos, mokami mokesčiai, didesni atlyginimai. Vien dėl kitokios darbo kultūros, kurie kelia visus atlyginimus Lietuvoje. Aš šiek tiek užsiminiau, kad mes kol kas per paskutinį dešimtmetį didžiumą Lietuvos į Lietuvą įtenkančių investicijų sulaukėme pagrindiniuose keliuose miestuose. Turbūt didžiuosiuose miestuose. Pirmiausia, Vilniuje. Tačiau akivaizdu, kad tai tęsis nebegali, jeigu mes norime, vėlgi išlaikyti Lietuvą tvarią. Mes manome, kad reikia stiprinti 10 regionų centrų, stiprinant jų specializaciją. Mes iš sovietmečio esame paveldėję specializuotus centrus su įgūdžiais, su profesinio rengimo centrais, universiteto filialais, jau esančių verslų. Klasterizacija, papildomo verslo telkimas tose regioniniuose centruose yra tas kelias, kurio reiktų eiti. Dažna problema, su kuo susiduria regiono centras šiandien, yra būtent nepakankama darbo jėga. Ir žmonės dažnai klausia, mes kalbame apie 147 000 papildomų darbo vietų, iš ko jos bus sukurtos, jeigu jau šiandien Marijampolėje atrodo sunku įkurti įmonę, kurioje dirbtų papildomų 100 darbuotojų. Ar Vilniuje, kurioje dirbtų 1000 papildomų darbuotojų. Mes siūlome padidinto mobilumo programą. Žmonės Lietuvoje gyvena pakankamai išsibarstę dėl nedidelės ir nestiprios urbanizacijos. Tai papildoma emigracija, didelė emigracija, tą efektą tik dar pastiprina. Žmonės buvo ilgą laiką maitinami pažadais, kad darbo jėga ateis pas juos. Ateis į Tuvinus, ateis į Kelmę ir žmonės laukia. Metas pasakyti, kad dėja tai nėra realistiška. Ir žmonės gali gyventi, galima sutvarkyti aplinką ir jų gyvenimas išties gali būti labai puikus, nedidelėme miestelėje. Tačiau mes norime, programa ir mūsų tikslas yra
kad žmonės 50 km spindulių aplink centrą būtų mobilesni. Jie keliautų į darbo vietą ten, kur darbo vietai yra patogiau kurtis. Tokių pavyzdžių mes jau šiandien turime. Taigi Klaipėdos laisvoji ekonominė zona, kuris sutraukia darbuotojus iš taip toli kaip iš Skuodo. Vilnius, kuris irgi sutraukia nemažą ratą darbuotojų iš aplinkinių rajonų. Galėtų netgi dar daugiau, tačiau akivaizdu, kad to nepakanka. Galima skatinti, galima gerinti infrastruktūrą, stoteles, viešąjį transportą, galima dalį kaštų kompensuoti žmonėms, kad ta našta nekliūtų verslui, valstybė ją pasirinktų būtent skatindama žmonių mobilumą. Lietuvoje šiandien veikia 7 laisvos ekonominės zonos. Kai kurios iš jų vis dar neturi elektros, neturi kelių, neturi kitų reikalingų joms veikti infrastruktūros priemonių. Mes manome, kad tai turėtų būti pakeista. Mes manome, kad jeigu valstybė prisėmė savo pareigą įkurti laisvą ekonominę zoną, jinai turi ją išplėtoti iki tokio lygio, kad jinai taptų visiškai naudojama naujam verslui ten steigtis. Mes netgi manome, kad tų laisvųjų ekonominių zonų turėtų atsirasti visose centruose. Vienas iš didžiausių iššūkių, kalbant apie darbuotojus ir kuriant darbą, tai būtent yra kvalifikuota darbo jėga. Šiandien Lietuva giriasi puikiai įrengtais profesinio rengimo centrais. Jų turime daugiau kaip 40 Lietuvoje. Turintys gerą įrangą, galbūt paruoštus dėstytojus ir mokytojus. Tačiau viena iš populiariausių Lietuvoje profesijų yra viešojo maitinimo specialistai. Akivaizdu, kad tai nieko bendro neturi su tuo, ko reikia šiandien potencialiai investuotojams Lietuvoje. Todėl mes norime pagrindinį dėmesį skirti būtent šios sistemos reformą. Daugybę kartų yra kalbėta apie puikias sistemas Vokietijoje ir Austrijoje, kurios yra pagrįstos valstybės ir verslo sąveika, taip vadinama dualinė pameistrystės profesinio rengimo sistema. Mes manome, kad jos modelius galima gyventi Lietuvoje nesudėtingai ir greitai. Dalį finansavimo profesinio rengimo centrams skiriant būtent už jų prisimtą įsipareigojimą. Įdarbinti žmonės, kurie pas juos mokosi. Paskatinti juos keistis, priimti programas, tos, kurios yra reikalingos naujiem investuotojams. Kodėl jie neruošia programuotojų? Galbūt vienos programavimo kalbos užtektų paruošti profesinio rengimo centre. Kodėl jie ruošia viešojo maitinimo specialistus? Kodėl ta sistema yra vis tokia nelanksti ir aš manau, kad tai privalo keistis ir tai galima padaryti taip ir greitai. Didžiulis Lietuvos potencialas slypi toje bendruomenėje, kuri iš Lietuvos išvažiavo ir vis dar išvažiuoja. Didelė dalis tų žmonių yra įgyję gerą išsilavinimą, didelė dalis žmonių yra įgyję praktikos svečiose valstybėse. Mes tikime ir žinome, kad tie žmonės gali grįžti, parsiveždami vėlgi savo patirtį, savo išsilavinimą, žinias ir gebėjimą kitaip dirbti, gebėjimą pritaikyti tas žinias Lietuvoje. Tai būtent būtų vėlgi vienas ir stiprus labai signalas, kad mes ne tik tai, kad telksime žmonės centruose Lietuvos, kad jie nebebus išsibarstę darbo dienos laiku, bet mes pritrauksime naujų žmonės, mes grąžinsime žmonės iš užsienio. Lietuva pasinaudodama ES instrumentais investuoja kasmet. Tačiau jeigu mes turėtume aiškiai savo atsakyti, investuoja kur, investuoja į ką, į kokių rezultatų iš to tikisi, turbūt yra sudėtinga, tai lengvai būtų atsakyti sudėtinga. Neretai esame su šypsena kalbėję apie investicijas į asfaltą, į šaligatvius ir į gatvių apšvietimą. Mes norime, kad sistema keistusi. Mes norime, kad valstybės investicijos būtų strategiškai nukreiptos į tai, kas Lietuvai yra svarbiausia. Nebe taip daug laiko liko, kol mes galėsime džiaugtis ES parama tokia, kokia jinai dar šiandien yra. Sutelkus resursus, tuos, kurie yra likę ir iš praeito finansavimo laikotarpio, yra atėję šiuo finansavimo laikotarpiu, tai pritraukus papildomus pinigus iš ES šiandien Lietuvai, ir taip pat ir Lietuvai siūlomų instrumentų, tokių kaip EFSI, mes norime sukurti sutelktą Lietuvos strateginių investicijų fondą, kuris pritraukęs privačias lėšas galėtų pasiekti netgi beveik 7 milijardų eurų investicijas Lietuvoje į tai, kas mūsų nuomonė Lietuvai yra svarbiausia.
Tai mokslo ir inovacijų plėtra, darbo našumo augimas, eksportuojančio verslo skatinimas bei papildoma infrastruktūra. Grįžtame nuo to, ko pradėjome. Įgyvendinę priemonės šias mes tikime ir žinome, kad galime pasiekti tuos rezultatus, apie kuriuos aš kalbėjau pradžioje. 1250 eurų vidutinis atlyginimas. Būtent tas atlyginimas, kuris Lietuvai reiškia žmonių galimybę užsidirbti savo. Užsidirbti savo ir likti čia. Tai yra aiškus pažadas, kad jeigu liksite Lietuvoje, galėsite visų pirma rasti darbo ir tas darbas bus apmokamas taip, kad jūs tikriausiai nenorėsite įmonystę galimybės tikti čia Lietuvoje. 400 eurų vidutinė pensija. Galima plačiau diskutuoti, kaip mes matome tą pensiją, rišant ją prie vidutinės algos. Man asmeniškai svarbiausias punktas šiame pranešime yra 147 000 naujų darbo vietų. Tai yra stiprus pažadas. Ambicingas pažadas, sako kai kurie. Bet aš manau, kad tai yra pradžia. Tai yra kryptis, kuri reikia mums visiems tikėti, kad ją įgyvendinus, iš tikrųjų visi kiti punktai lygiai taip pat tampa realūs ir apčiuopiami. 80 000 papildomai grįžusių darbingo amžiaus žmonių. Mes žinom, kad kasmet grįžta apie 20 000, 20 000 žmonių grįžta iš užsienio į Lietuvą. Mes norime pradėtą skaičių padvigubinti ir manome, kad tai yra įgyvendinama. Bei, mano minėtas, beveik 7 milijardų papildomų investicijų sutelktas fondas. Ačiū už dėmesį, ačiū už kantrybę ir tikiuosi dabar dėstytojų ir vadovų reakcijų. Ačiū labai. Gabrieliui, tikrai gerai valdyta politinė retorika, iš karto galima komplimentą pasakyti už tai, kaip šitie gražūs siekiai buvo pristatyti. Bet mes kalbėsim apie turinį ir manau, kad būdami sąžiningais analitikais kalbėsim ne tik apie tai, kas čia gerai atrodo, bet ir apie tai, kas mums ne visai įtikinamai skamba, ar ko trūksta, ar kur skiriasi šios partijos siūlymai nuo praktinių sprendimų, kuriuos matom tiesiog kasdieniai politikoje. Tai apie tai, kaip sakiau, pirmiausia, aš paprašiau poros kolegų pasisakyti, pakomentuosiu po jų ir aš pats labai trumpai. Prašysiu, kad šitie komentarai neviršytų 7-8 minučių maždaug. Taip pat noriu pasakyti, kad mes visą tekstą skaitėm, kurį gavom iš anksto, todėl reaguosim į tai, kas buvo išsamei parašyta ir aš spėju, kad tai yra šis tekstas, kuris buvo visiems dalinamas, tai vėliau, manau, visi galės pasiskaityti ir matyti, ką mes konkrečiai reaguojam ir ką komentuojam. Tai tikiuosi, kad po šitų komentarų bus atsakius autoriam, beje, aš siūlau prisėsti irgi. Sureagavus į mūsų komentarus bus klausimų ir komentarų iš auditorijos. Ir žinoma, jau dabar noriu pastebėti, kad tikiuosi, kad kitų partijų atstovai neišsigas po šito pratimo ir taip pat išreikš norą čia pristatyti savo programinės nuostatas, bent jau aš kalbu apie tas partijas, kurios rimtai žiūri į rinkiminės programas ir įsipareigojimus savo rinkėjams. Tai Nerija Putinaitė, prašau, Nerija, pirmiausia, pakomentuok, kaip tau atrodo šios gražios idėjos. Labą dieną. Mes su Dainium Kreiva esam draugė dirbę ir net stilių kaip ir atpažįstu. Tai aš, kadangi yra skirtos kelios minutės, galbūt aš vardinsiu ne apskritai viską, kas man užkliuvo, bet labiau tos dalykus, kurie atrodo labai geri ir tokie bendro pobūdžio, galbūt bendresnio pobūdžio, kur kyla klausimų.
Tai aš manau, kad vienas iš didžiausių privalumų šitos programos tai yra dėmesys regionams. Čia turbūt yra vienas iš tokių angažavimus regionams, tai yra sunkus iššūkis, sunkus uždavinys ir manyčiau, kad tai yra labai teisingas žingsnis. Kita vertus, tai, kas labiausiai kliūva, irgi yra susijęs su tais dalykais. Aš labiau žiūrėjau į šitą programą iš švietimo pusės, iš kvalifikacijų pusės ir iš kitų pasiūlymų. Man atrodo, kad yra apeinami sudėtingi klausimai, arba vienas sudėtingas klausimas, nes darbo vietų kūrimas darbo vietų kūrimas, jisai susijęs su to potencialu, kurio mes neturime. Yra akivaizdu, kad mes neturime potencialo. Ne kartą programai minima, kad parengiama nepakankamai tam tikrų sričių specialistų. Aš nekalbu apie kokybę, bet tai reiškia, kad mes tų specialistų nelabai turime iš ko rengti. Ir man atrodo, kad vienas iš klausimų, kuris yra apeinamas, tai yra imigracijos klausimas. Jeigu norima vystyti taip ekonomiką, kaip yra užsibrėžta, su užsienio investuotojais, su įmonių pritraukimu, reikia galvoti apie masinę imigraciją į regionus iš užsienio. Nes regionai yra tušti, susigrąžinimas tas, kuris žadamas, yra labai nedidelis iš tiesų, potencialo visiškai nėra. Žmonės, kurie likę regionuose, daug yra demotyvuotų, o daug yra ir nebegalinčių jokios kvalifikacijos įgyti, apie kurią kalbama. Aš matau tokį atotrūkį tarp tų planų skurti tokią inovatyvę investicijų į Lietuvą ir tarp tos realybės, kuri yra, ir tarp siūlomų sprendimų, nes vienas iš tų sprendimų tai būtų klausimas, nes planuojama pritraukti iš užsienio tik talentus, bet iš tiesų yra akivaizdu, kad užsimojus tokią ekonominės plėtros programą, reikia kalbėti apie pritraukimą apskritai specialistų, apskritai. Tai va čia vienas toks pastebėjimas, prie kurio dar truputį grįšiu labai trumpai, bet kitas pastebėjimas, mane šitą programą truputį nustebino, nes aš savo klausiau, o pavyzdžiui, aš esu rinkėjas, ar ne? Ir aš gaunu šitą programą, paprastas žmogus, tarkim, iš Naujosios Akmenės, bedarbis. Ir aš matau, kad tai yra kalbama ne iš mano perspektyvos, o iš valstybės perspektyvos. Tai aš manyčiau, kad to trūkumo pažiūrėjimo iš žmogaus perspektyvos yra labai daug. Žadama visokių gražių dalykų, aš matau, kad nieko aplink nėra ir jokių galimybių nėra. Kaip tą padaryti, čia aišku jau ne mano uždavinys, bet tai yra planas, labiau valstybinės planas, valstybinė vizija. Ir ta vizija, kuri skirta labiau galbūt 15 metų į priekį, o ne 4 metam. Tai va prie to irgi prieis, aš labai pasigėdau konkrečių priemonių arba konkrečių įvardinimų. Pavyzdžiui, ir labai pasigėdau, ko labai tikėjausi, jau tokių labai konkrečių dalykų. Pavyzdžiui, vizijos konkrečių priemonių, kaip regionuose būtų balansuojama švietimo sistema. Pavyzdžiui, yra tik tai minima, kad bus pertvarkytas finansavimas profesinio mokymo ir kolegijų, bet kaip, ar ta sinergija atsiras, ar ten yra ir kad bus bendradarbiavimas tarp verslo ir profesinio mokymo įstaigų, bet ir žinoma, pameistrystė vykdoma ir man čia pasirodė, kad per mažai ambicingi tie tikslai, jau 40% tik pameistrystės. Aš manyčiau, kad siūlymas turėtų būti 100% pameistrystės. Tai va, kai kur aš tokių pasigėdau, kur jau atrodo realios priemonės, truputį pasigėdau ambicingumo. Ir kas liečia dėl švietimo tų dalykų, pertvarkymo sistemos, pasigėdau būtent iki konkrečių siūlymų, konkrečių priemonių ir dėl to yra be galo sunku kažką pasakyti, tokio konstruktyviai su pasiūlymais kritiško, bet konstruktyvaus, nes nelabai yra ant ko užsikabinti. Labai pasigėdau dėmesio perkvalifikavimo sistemai, nes iš tiesų daugelį ir tai, ką aš minėjau, kaip perkvalifikavimo sistema
susijęti su profesiniu rengimu, su darbo rinkos mokymo centrais, su koleginiu mokymu regionuose. Tos vizijos nėra, o iš tikrųjų tai yra visas kompleksas priemonių. Ir iš to turi būti sinergija, kurios nėra ir kur yra labai didelė problema. Jeigu pavyktų partijai pasiūlyti tam tikrų konkrečių priemonių, tai būtų iš tikrųjų lūžis. Kita vertus, aš labai dėl inovacijų ir kitų dalykų taip pat užkliūva ir kolegoms man užkliuvo, nežinau, gal Ramūnas tą paminės, yra tai, kad planuojama investuoti 4 sritis, vystyti 4 sričių inovatyvių, verslo inovatyvių sričių potencialą. Aš jau nekalbu apie specialistus, kurių akivaizdžiai kol kas nėra, ta problema, kurią aš pradžiai vardėjau. Kita vertus, turime galvoje, kad kiek tas verslas sukuria bendro vidaus produkto. Iš tikrųjų yra Lietuvoje žemo lygio verslas. Ar žemo lygio gamyba, sakykim taip, ar ne? Ir tai žemo lygio gamybai visiškai nėra jokių priemonių. Aš manyčiau, daug ambicingesnis galbūt net tikslas būtų tą žemo inovacinio lygio gamybą paversti inovatyvesnė truputį. Ir tai būtų labai ambicingas tikslas, nes identifikuoti proveržio sritis yra labai svarbu, bet kita vertus tų visų kitų sričių klausimas lieka. Ir kadangi man laikas jau turbūt baigėsi, ar ne? Laikas baigėsi, aš vis dėlto pasigėdau dar vieno dalyko, nes čia yra planas, ekonominis planas, jis taip ir vadinasi. Planas investicijų pritraukimo ir išteklių sutelkimo ekonominiam proveržiui. Žodžiu, dėmesys yra ekonominiai proveržiai. Aš kažkaip galvojau, kad tai yra programos dalis, gal tai yra programos dalis, bet labai daug visko lieka už borto tokių svarbių, ką aš paminėjau, žmogui sričių. Ir svarbių klausimų, ir svarbių darbų, kurios taip pat reikėtų veikti. Bet aš manau, kad čia tik dalis tos programos, tai to galbūt taip ir neįvardysiu. Daug turiu pastabų, jeigu norėsite, galėsiu kai ką atsiųsti. Aš siūlau sureaguoti po visų 3 komentarų. Sutaupysim laiko, daugiau laiko auditorijai paklausti. Ačiū Nerija. Vytautas Puokštis, Vytautai, prašau. Tik aš irgi norėčiau pradėti nuo pagirimo, manau, kad gerai, kad yra rašomas tokios programos, kad tikrai siekiama diskutuoti, kad yra įvardymas siekis kuo konkrečiau suformuoti problemas ir tikslus priemonės, kaip įspręsti. Ir manau, kad tikros didelė dalis problemų, kurios įvardymas yra teisingai identifikuojamos, tiek vidutinių pajamų spąstai, dėl laikančių Lietuvoje, tiek inovacijų stoka, švietimo problemos, regionų, kaip buvo minėta, taip pat problemos netolygus vystymasis. Ir manau, kad taip pat labai gerai, kad skiriamas dėmesys ES paramos panaudojimui, tai yra sritis, kur valdžia turės neišvengiamai vaidinti didelį vaidmenį, klausimas, kiek kokybiškas tas žmogus. Dabar dėl labiau kritinių pastabų arba klausimų, tai pirmasis dalykas, kuris mane šiek tiek nustebino, kad nebuvo įtraukti tokie punktai, kaip pavyzdžiui, iš esmės nelabai kalbama apie makroekonominę politiką, apie biudžeto politiką, fiskalinę, apie pinigų politiką. Ir įdomu, kokie būtų jūsų pozicija šio klausimo, vis tik, tai atsižvelgiant, prisiminkim, kad nors Lietuva iš tikrųjų pakankamai sėkmingai susitvarkė su krize paskutinė 20 metų, nereikėtų to laikyti kaip savaime suprantamo dalyko ateityje ir reikėtų pamastyti, kaip užkirsti kelią, kad daugiau nebūtų tokių pažeidžiamų, kad nesusiformuotų, arba jeigu jie atsiranda, kaip su tuo susidoroti. Kadangi Lietuva jau daugelį metų neturi savarankiškos monetarinės politikos, tai dar labiau iškyla svarba fiskalinės politikos, ekonomikos lankstumo. Kitas punktas, kuris nebuvo įtrauktas, tai yra
mokesčiai ir absoliuti dauguma Lietuvos ir užsienio ekspertų pastebi, kad yra problema, kad nelyg didelio darbo jėgos apmokestinimo. Tai apie tai vėlgi nėra kalbama, kaip dėl nekilnojamo turto mokesčio, dėl aplinkos apsaugos mokesčių, automobilių mokesčių ir panašiai. Daugelis ekspertų tai siūlo, apie tai kalba, klausimas vėlgi, ar jūs ketinate į tai atsižvelgti, kodėl apie tai nekalbate. Apie šešėlį taip pat buvo užsiminta programoje, bet nelabai išplėtotos tos mintys, ką vėlgi ketinama daryti su šešėlinė ekonomika, taip pat įvardijama daugelio institutų, tarptautinių valiutos fondo, Europos komisijos kaip viena iš didesnių problemų. Tai vėlgi paskaičius, rašo Europos komisija, tarptautinis valiutos fondas, įvardė būtent fiskalinės politikos svarbą, mokestinės reformos svarbą ir problema su šešėliu, tai klausimas, kokia būtų jūsų pozicija. Kitas dalykas, ko norėjau, galbūt kritinė pastaba būtų ta, kad vieninčiau, kad tų problemų Lietuvoje yra daug, kyla daug iššūkių, bet klausimas, ar labai tiksliai pristatoma dabartinė situacija, teigiant, kad mes atsiliekame ne tik nuo Estų, bet ir nuo Latvijos. Iš tikrųjų, jeigu pažiūrėtume statistiką, objektyviai pasvaršius, matytume, kad bent jau Latvijos daugiausiai gyvename geriau. Jeigu žiūrėtume į atlyginimus atsižvelgus į kainų skirtumus, jeigu žiūrėtume į BVP vienam gyventojui, jeigu žiūrėtume į vartojimą vienam gyventojui, prisiminkime, kad vis dėlto Lietuvos ekonomikos vystymasis augimas per pastaruosius 10-15 metų buvo labai spartus. Galime diskutuoti dėl to, kas dėl to kaltas ar nekaltas, ar atsakingas, kurios valdžios padėjo ar nepadėjo, kiek pasidalino to augimo vaisiai visuomenėje, bet pripažinkime faktus, kurie yra. Kol kas tas ekonomikos bendras vystymasis buvo labai spartus, tai nereiškia, kad jis tęsis, ir apie tai reikia šnekėti, bet situaciją vis dėlto tiksliai įvardinti, aprašyti būtų naudinga. Tuomet kitas klausimas labiau, galbūt net šiek tiek filosofinis, bet turintis svarbių praktinių implikacijų, buvo susijęs su apskritai valdžios intervencija ir vaidmeniu ekonomikoje. Tai prisiminkim, kad vis dėlto pagrindinis variklis yra privatus verslas, ekonomikos augimas. Ir dažnai, ne visada, bet dažnai tai, ką geriausiai gali padaryti valdžia, tai nedaryti intervencijos, nepernelyg kliudyti. Ir gerai, apie ką jūs užsimenat, kai kuriuose punktuose, kad siekiama mažinti tam tikrą perteklinį intervenciją ir panašiai, bet apskritai programoje labai jaučiamas toks noras ir tikėjimas valdžios gebėjimu išvesti ekonomiką į šviesų rytojų. Tai šitas klausimas pamąstymui. Kaip jūs manote, kiek galbūt kartais geriausia būtų nedaryti tos intervencijos. Ir su tuo susijęs ir kitas pasirinkęs, kad daugelis priemonių siūloma, kalbama apie naudą, bet ne visur užsienio apie tai, kiek tai kainuos, apie kaštus, apie tą irgi reikia kalbėti. Ir paskutinis punktas, apie ką irgi buvo užsiminta dėl konkretumo, gerai, kad išsakomas siekis, ko konkrečiau įvardinti problemas ir siūlymus, bet to konkretumo norėtųsi dar daugiau. Dar vienas pavyzdys būtų, tarkime, dėl nelygybės. Įvardinimo kaip problema Lietuvoje, jūsų programų įvardinima, kitų organizacijų įvardinima kaip problema, bet jūs kaip ir vėlgi nesiūlote, ką reikėtų konkrečiai daryti, kad spręstųsi nelygybės problemą. Lygiai tikima, kad jeigu įgyvendinsime pritrausime daug užsienio investicijų, ekonomika augs, tai automatiškai ta nelygybė mažės. Tai tikrai tai bus. Tai tokie būtų pastatus. Dėkui, Vytautai. Tai ir dabar jau aš trumpai pakomentuosiu, kaip man atrodo šitos nuostatos, nesileisdamas į detalės. Keletą bendrų pastebėjimų pateiksiu. Visų pirma, labai stiprus įspūdis, kad programa apskritai, su kuo Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai ketina eiti į šitos rinkimus, yra sėkmės istorijos. Sėkmingų sektorių, sėkmingų šalių, sėkmingų proveržių akcentavimas. Tai čia tie sektoriai nebuvo labai išskirti aiškiai, bet pačiam tekste jie nuolat yra akcentuojami. Informacinės technologijos,
lazeriai, fotonika ir biotechnologijos. Toks įspūdis, kad norima orientuotis į tuos, kurie taip sėkmingai veikia. Bet, kaip jau Nelė minėjo, o kaip visi kiti, dirbantis, kuriantis kažką, ar mėginantis kurti, gyvenantis Lietuvoje, jie tarsi lieka nuošaly ir su tuo susijusi ir bendresnė mano pastaba, kaip tada su bendrom sąlygom žmonėm kurti, užsidirbti, išeiti iš skurdo. To konkretumo labai trūksta apie bendras sąlygas, ne tik tiem, kas yra sėkmingi, o ypač tiem, kuriem nesiseka. Ar tik socialinė politika tokiem turi padėti, ar visgi yra kitoks būdas, kaip jiem iš to savo nesėkmės išeiti. Su tuo susijęs kitas mano pastebėjimas, jau kalbant apie pavyzdžius, Airija, Izraelis buvo minėta. Iš tiesų, Airijos pavyzdys jau šitos partijos atstovų ir vadovų keliamas ne pirmą kartą. Aš puikiai atsimenu 2000-osius maždaug metus, 2001-osius, kai Andrius Kubilius užsidegęs pasakodavo apie Airijos pavyzdį. Suprantamas toks pasirinkimas, iš tiesų sėkmės pavyzdžiai įkvepia, bent jau turėtų įkvėpti mus, tuos, kurie galim pasimokyti iš kitų pasiekimų. Bet žinodamas gana neblogai daugelio pasaulio šalių bandymų atlikti proveržius patirtį, aš galiu labai tvirtai konstatuoti, kad tokios sėkmės istorijos kaip Airija yra išskirtinės. Jos yra išimtis iš taisyklės. Bendra taisyklė politikoje, mėginant vykdyti reformas, yra tai, ką angliškai dažnai vadina analitikai muddling through, kapanojimasis. Tai yra taisyklė. Smagu, kad pasirenkat, kaip sakiau, įkvepiantį pavyzdį, porą pavyzdžių, dar Izraelis minimas irgi žinom dėl ko. Bet mano klausimas, ar nesvarbiau mums žinančios pavyzdžius visgi mokytis iš kapanojimos patirties? Visų pirma, pačios Lietuvos vyriausybių kapanojimosi patirties, įskaitant ir tas vyriausybės, kuriom vadovavo Tėvynės sąjunga. Ir aš konkrečiai dabar kalbu apie Andriaus Kubiliaus vadovautą 15 vyriausybę, kuri turėjo labai ambicingus tikslus. Pasižiūrėkit jos programą. Buvo dar ambicingiau, deklaruojama, nebijoju, kad tuo metu joje dirbę ministrais atsimena. 7-8 prioritetai buvo, kur esminius proveržius ketino vyriausybė įgyvendinti. Mūsų instituto tyrėjai atliko detalę šitų mėginimų įgyvendinti proveržius analizę ir dėja turėjom konstatuoti, kad daugelis jų baigėsi tuo pačiu kapanojimusi. Tai buvo krizė, taip reikėjo labai greit reaguoti į gana prastą paveldą, kurį paliko ankstesnė vyriausybė. Ilgą laiką viešai buvo diskutuojama tarpusavy su ankstesnės vyriausybės vadovais ir atstovais, kas kaltesnis. Bet nepaisant entuziazmo, nepaisant nuoširdaus noro, daugelis tų planuotų reformų nebuvo įgyvendintos. Valstybės tarnybos reforma turbūt yra aiškiausias pavyzdys, bet ir daugiau tokių pavyzdžių galima paminėti. Kodėl? Ar dabar einantis į šiuos rinkimus Tėvynės sąjungos atstovai turi atsakymą į klausimą kodėl? Vienas iš atsakymų, kurį aš radau šitos programos nuostatose, yra lyderystė. Politinė lyderystė. Taip, labai svarbu, jos labai trūksta Lietuvoje. Labai dažnai politikai, net ir tie, kurie užima atsakingas pareigas ir nuo kurių daug kas priklauso viešoje politikoje, atsitraukia, jei pamato, kad kažkoks sprendimas gali sukelti kažkokį nepasitenkinimą, linkę kaltinti buvusius valdžioj. Šitoj programoje irgi jaučiamas toks demonizavimas tų, kurie dabar yra valdžioj. Socialdemokratų tradiciškai, vieni kitus socialdemokratai ir konservatoriai Lietuvoje tradiciškai kritikuoja. Tai įvertinant visą šitą Lietuvos politikos specifiką, kaip ketinama rodyti lyderystę. Lyderystė yra vienas iš tų dažnai minimų žodžių, šalia atsinaujinimo, ambicijų, proveržių, bet kaip konkrečiai?
ketinama parodyti lyderystę, sutelkiant ne tik darbdavius, verslo asociacijas, profsąjungas, tai beje darė ir Andrius Kubilius, kada 2009 metais, jei neklystų, buvo pasirašęs inicijavęs susitarimą dėl to, kaip toliau tvarkyti su krize ir kaip toliau mėginti įgyvendinti reformas. Daugelio vertinimais tas nacionalinis susitarimas, kuris irgi buvo iš dalies modeliuotas Airijos pavyzdžių, neturėjo didesnės reikšmės praktiniai politikai. Tai kaip dabar bus telkiamas tas sutarimas, kurio labai dažnai trūksta? Kaip šiuo metu telkiamas sutarimas partijos viduje? Ar tikrai pačioj partijoje yra sutelkta lyderystė ir noras įgyvendinti reformas, kurių reikia, norint, pavyzdžiui, pritraukti daugiau tiesioginių užsienio investicijų? Kaip žinot, užsienio investuotojai kaip pagrindinę kliūtį nurodo darbo santykių nelankstumą. Kaip šiuo metu balsuoja Tėvynės sąjungos nariai Seime, kada svarstomi su tuo susiję įstatymai. Tai jeigu mes pasižiūrime tai, kas vyksta praktiškai, kaip nuolat demonizuoja vieni kitus, tiek Tėvynės sąjungos, tiek socialdemokratų nariai, tikėtis tos politinės lyderystės lieka labai mažai vilčių dėja. Nors norėtųsi, kad jos būtų ir norėtųsi labai, kad tokios partijos, kurios turi istoriją, turi idėjinį pamatą, galėtų peržengti per tą pozicijos opozicijos nuolatinį žaidimą ir galų galę susitarti dėl to, ko ilgalaikę prasme reikia visiems Lietuvos gyventojams. Airijos sėkmė labiausiai susijus su tuo plačiu sutarimu, kuris peržengia vienos parlamento kadencijos rėmus. Ir tas susitarimas buvo apie tai, kokios mokesčių politikos reikia Airijai, kokios biudžeto politikos reikia Airijai, kad reikia nustoti išlaidauti, reikia gyventi pagal išgales, kur panaudoti ES lėšas ir kaip įvykdyti struktūrinės reformas. Tai už visų šitų gražių dalykų aš labai pasigendu būtent šitos substancijos ir kaip praktiškai Tėvynės sąjunga ketina realizuoti tą lyderystę, apie kurią kalba. Tikiuosi, kad dabar ir sužinosim apie tai, kaip tai ketinama padaryti. Tai, kaip ir sakiau, dabar galimybė sureaguoti autoriam ir tada aš jau prašysiu iš auditorijos pastebėjimų ir klausimų. Tai prašom. Ačiū labai Ramūnui už pastabas. Ir turbūt pradėsiu nuo kalbėjimosi ir lyderystės. Aš vis dėlto drįsčiau nesutikti su vertinimu praėjusios tendencijos, aš atidžiai žiūrėjau į darbą, kuris buvo padarytas, ir aš gal taip trumpai, kadangi paliestam vyriausybės prioritetą man, pačiam asmeniškai darbuotis, paimsiu 3 sritis, kuriuose buvo padaryti realūs proveržiai ir kuriuose buvo lyderystė. Ekonomika, energetika ir finansai. 3 sritis. Ir kalbėkime apie darbą, kurie buvo padaryti šitose srityse. Energetika. Terminalas, jungtis ir trečias ir atominė elektrinė. Atominės elektrinės projektas teisingai vienas iš 3 projektų, kuris buvo nesėkmingas. Toliau. Ekonomika. Investicijų pritraukimas. Mes kalbam apie svetimas istorijas, apie jos nebūtinai atsikartos Lietuvoje. Aš galiu labai aiškiai pasakyti, kad vieną istoriją mes turime atsikartojusią mūsų šalyje, tai yra būtent investicijų pritraukimo istorija, tai yra mes dar 8 metais su Andriumi Kubiliu atidžiai Airijos istoriją buvome išanalizavę ir lygiai panašiom priemonėm dirbdami stengiamės tą padaryti Lietuvoje. Tuomet ir gimė idėja, kad Lietuva turi tapti Šiaurės Baltijos paslaugų aukštųjų ir vidutinio lygio pridėtinės vertės paslaugų centrų. Ir tai vadinamas Nordic Baltic Hubas. Ir šitą idėją šiai dienai mes matome, kaip jinai realizuota Vilniuje. Vilnius yra kartu su Bratislava vienas iš miestų, labiausiai hipsteriškų miestų Europoje. O kodėl? Todėl, kad mes turime beveik 16 000 žmonių dirbančių paslaugų centruose
kurie dirba iš Vilniaus įvairiuose pasaulio šalyse, nuotoliniu būdu, kurie nuolat keliauja, kurie semėsi patirties, perima tarptautinę kompanijų kultūrą. Ir tą mes matome gatvėse, mes matome restoranus pilnus tų žmonių ir mes matome paslaugų visą sektorių, kuris yra sukurtas būtent šitų investicijų. Tai yra sėkmės istorija. Ir mes matome, kad valingas valstybės vaidmuo ir veikimas, sudarant sąlygas tokiam investicijoms ateiti ir pokyčiams tokiems daryti, jis yra veiksmingas. Galim daug kalbėti apie valstybinių įmonių reformą. Ar jis buvo sėkminga, nesėkminga, bet šiai dienai mes galime aiškiai pasakyti, kad jeigu iki Kubiliaus vyriausybės valstybinės įmonės, įmonių balansai, veikla buvo įslaptinta, šiai dienai mes turime tarptautinę apskaitą, turime ketvirtinės ir metinės viešas ataskaitas, mes matome, kiek žmonių, kokie pelnai ir kiti dalykai. Tai yra didelis žingsnis į priekį. Valstybinėse įmonėse 30% valdybos narių šiai dienai ateina iš privataus sektoriaus. Galima sakyti, gerai yra, gal reiškia, jų paskirimo mechanizmą gal tai galime tobulinti, bet tai yra ir padaryti. Mes matome, kad bent minimalus Kubiliaus vyriausybės metu mes jau aiškiai formavom tikslus valstybės įmonėje. Tai yra visą gerovę įsigyti praktiką sudėti. Kalbėkime apie ekonomikos skatinimo planą. Visi kalba, kad turbūt metų dar grūdį yra pamiršę, bet aš noriu pasakyti, kad kaip tik tai rengiant šitą planą, aš pasikėliau visą 2011 metais atliktą ekonometriją plano veikimo, iš kurio labai aiškiai matyti, kad plano veikimas pasiekė savo piką 12-13 metais. 14 pradėjo leistis ir pagal planą buvo labai aiškiai matyti, jeigu ekonomika nebus papildomai skatinama, tai buvo daroma, jinai leis iki 1,5%. Yra 8 ekonometriją padaryti tiesiog. Tokios istorijos tinka. Pusė lentelė. Tai sėkmės istorija. Finansai vienintelė šalis, kuri iš tokios krizės, valiutinės krizės, pateko mes nemažai studijuoti valiutinės krizės, išėjo be tarptautinio valiutos fondo pagalbos. Galima sakyti, tai gerai, blogai, bet mes išėjome be tarptautinio valiutos fondo pagalbos. Galiu dar daugiau pasakyti, kad tarptautinio valiutos sąlyga finansavimui buvo kito devalvacija. Neoficialiai buvo, tai sudėjom posėdį, galiu, bet ponas Sakymas čia buvo žalo. Aš pasakysiu. Buvo posėdis, dar sekmadienis posėdis vyriausybėje, specialiai sudėjome šito klausimą. Yra tiesa. Latvija nedevalvavo. Latvija, jeigu mes būtume pasidavę, Latvija būtų tas pats, būtų turėję eiti į valiutos devalvaciją. Galiu pasakyti, kad tikrai buvo posėdis, kurio metu buvo svarstoma, bet tarp valiutos sąlygos. Tai sekmadienis. Dėl lyderystės. Tai aš manau, kad Tėvynės sąjunga visą laiką turėjo tos lyderystės. Ir turėjo lyderystės nuo sąjūdžio laikų. Ir pas mus dvasioje, tas genas yra, vesti šalį ir daryti tuos pokyčius, kurių reikia. Jeigu paimsime tą patį NATO, tą patį Europos Sąjungą, tai visą laiką buvo tos idėjos, kurios kėlė Tėvynės sąjungą, tas idėjos, kurias statė į priekį ir šalis idėjų į priekį. Ir aš matau, kad tai yra naujas iššūkis mums eiti į priekį. Dėl darbo santykių. Priekaištai iš ties yra teisingi, bet iš dalies. Jeigu mes paimtume seną darbo kodeksą, kuriame yra pilna sovietinių normų, industrinės visuomenės normų, ir pastatytume jį čia, šitą vietą, ir paimtume naują darbo kodeksą, kurį sukūrė mokslininkų grupė, vadovavimo tabulo, jis būtų čia. Ir va, Rūtas, paklaustume, kurioje vietoje yra netgi su tom baisiom neprabalsuotom Tėvynės sąjungos pataisom, kuriais jie yra, jis yra ne per toliausiai nuo autorių tekstų. Taip, mes manome, kad Tėvynės sąjunga galbūt galėtų balsuoti geriau. Bet nereikia pamiršti, kad Tėvynės sąjunga yra dvinarė partija. Mes turime dvi dalis, mes turime konservatorius ir krikščionis demokratus. Ir socialiniai politikoje
Pas mus ta dvinarystė šiek tiek pasireiškia. Nieko nepadarys. Bet jeigu kalbėti apie planus ir kitus dalykus, mes aiškiai matome, kad ir sutarime, kad Lietuvai reikalingas proveržis ir reikalingi pokyčiai. Gal apie mokestinę ir apie darbo, apie profesinį ugdymą mes pakalbėjome, nes aš šiandien sugrįžčiau. Prašau. Aš visą laiką džiaugiuosi, jau yra kelinta proga pasidžiaugti, kai Tėvynės sąjungos klausia, kodėl koks įstatymas nepriimtas Seime. Tai maždaug čia toks jausmas, kai tu būni vadovaujančioj koalicijai, turbūt taip, į tave eina strėlės, dėl priimto, nepriimto įstatymas. Aš noriu priminti, iš tikrųjų, galim šiek tiek, kad socialdemokratai vadovauja vyriausybei. Premjeras atnešė tą modelį, jo darbas yra suorganizuoti, kad Seimas priimtų įstatymo pataisas ir jis tai turi padaryti. Jeigu jis to nepadarė, tai čia yra problema jo lyderystės klausimas, kur kas didesnis. Mes su savo lyderystės, mano problema. Jeigu aš galima, aš pertrauksiu truputėlį keletą pastabų, kad buvo iškiusiu. Tai vienas dalykas, profesorius turbūt su Nerija nepasitarė, iš tikrųjų prieš kalbėdami apie pastabas, nes Nerijos padėka buvo už didžiulį dėmesį regionų. Profesoriaus pastaba buvo, kad mažai dėmesio paprastam žmogui. Aš Nerijos žodžiuose mačiau daugiau tiesos. Būtent iš tikrųjų dėl to, kad mes apie tai ir kalbame. Lietuvoje yra balansas, taip, ir dėja, kad tenka pripažinti dvi Lietuvos. Ta sėkmės Lietuva, kurią mes matome Barclays ir kitos investicijos Vilniuje. Ir didelė dalis Lietuvos, kuris savęs neranda. Planas kalba būtent apie vidutinį atlyginimą. Galbūt suprasime sąvoką, bet jinai savyje turi būtent žmonės, kurie yra ir sėkmingame Vilniaus IT sektoriuje, bet ir tame, kuris tikisi darbo ir geresnio atlyginimo galbūt lengviai kokiam nedidelė Lietuvos miestelėje. Tai mes manome, kad papildomos darbo vietos ateinančios investicijos iš principo kelia visą Lietuvos lygį. Trumpa matematika, tai gal čia nieko nenustebinsiu. Viena darbo vieta tame pačiam Barclays sukuria 0,8 papildomos darbo vietos paslaugų sektoriuje Vilniuje. Gamyboje 0,7 papildomos darbo vietos. Akivaizdu, kad bet kokia investicija, kurią mes įtrauksime į Lietuvą, jinai multiplikuos efektą. Tai yra parašyta plane. Vėlgi viena iš pastabų, kurią girdėjau dėl mokesčių, dėl kitų šešėlinės ekonomikos, švietimo išplėstos, iš ties tai yra pirmoji dalis. Tai yra ekonomikos planas, tai yra naujas ekonomikos planas, mūsų ambicija ekonominėje srityje. Vėliau mes tai planuojame dar yra šiek tiek laiko pristatyti kitas mums aktualias, mūsų nuomonė aktualiausias Lietuvai sritis. Vienas įdomus klausimas, Nerijos buvo pirmoji mintis dėl migracijos. Ar mes šokame aplinkui klausimus, tai aš noriu pasakyti, kad ne. Ir kodėl? Būtent dėl to, kad mes ir pradėjome pirmoji skaidrė, ir čia lygiai taip pat yra kalbama apie 80 000 grįžtančių žmonių. Ne tik tai talentai. Tai yra žmonės, kurie šiandien padvigubintų grįžtančių žmonių skaičių. Jeigu mes šiandien sulaukime maždaug apie 16 000 žmonių grįžtančių per metus, 6 000 jų parsivežtų žmonių gimusių jau užsienyje, mes kalbame apie 20 000 plus, mes turime padidinti iki 40 000 per metus. Tarp jų bus įvairių žmonių. Bus Oksfordo, Cambridge absolventų, bus žmonių, kurie parsiveš labai gerus įgūdžius dirbti apdarbomoje pramonėje. Maža ką, bet visi jie yra Lietuvoje reikalingi, jie visi turi įgūdžius, jų šiandien ypatingai reikia. Kuo remiantis mes manome, tai ar to užtenka, ar neužtenka? Na, vienas pavyzdys yra tai. Airijoje nuo 90-ųjų metų, atsiprašau už tą pavyzdį, labai tinkantis mūsų pavyzdys, nuo 90-ųjų metų per 25 metus grįžo, imigravo į Airiją milijoną žmonių, iš kurių 800 000 žmonių sieja save su Airija. Tai yra arba tiesiog išėjo iš Airijos, arba išėjo vaikai. Ne taip svarbu gal visis klausimus jų tautybė, bet iš principo jų programa pirmiausia kalbėjo apie reemigraciją. Žmonės, kuriems Airija yra jų kultūrinė terpė. Tai mūsų planas 80 000 iš ties, aš manau, kad na pirmai pradžiai
krypties parodymas. Mes turime tokią ambiciją, mes manome, kad tai yra įgyvendinama. Bet kalba gali būti apie kokias didesnius skaičius. Tai ar reikia talentų ir žmonių iš trečiųjų šalių? Galbūt taip, iš net atvažiuoti. Iš tos pačios pabėgėliai iš Putino Rusijos, su kuriais irgi turim galimybę bendrauti, kurie Lietuvoje kuria verslus, darbina žmonės ir taip toliau. Ta prasme, čia yra iš tikrųjų sritis plati erdvė diskusijai savaime, bet tik tai tiek, kad yra pagrindas iš to. Buvo kalbėta apie nelygybę. Žinoma, kaip mes balansuojame tarp tos, bet aš manau, aš sakiau, ta sėkmės ir kaip kitokia Lietuva. Žinoma, mes iš tikrųjų tą regioninę politiką, 10 centrų, tų, kurie šiandien nesidžiaugia supermoderniais verslo centrais arba paslaugų centrais, jiems yra privaloma dėmesys ir aišku dėmesys. Turės bus skirta būtent ten, kur tas, žmogus atras save ir per augant atlyginimą, ir per pensiją, ir per svarbiausią darbo vietą. Turbūt tiek. Tai ačiū dėmesį. Ačiū programos autoriam už reakcijas, komentarus. Aš sutinku, kad valstybės valdomų įmonių reforma buvo reikšmingas padarytas darbas ir energetiniai kai kurie projektai buvo reikšmingi darbai, bet kaip taisyklė tai buvo darbai, kur buvo politinis tęstinumas. Apie tai mano mintis buvo. Ir per vieną kadenciją labai retai spėjama tokio pobūdžio darbus parengti ir pilnai gyvendinti. Todėl kadangi visuomenės apklausos rodo, jog greičiausiai ir nauja valdančioji dauguma bus koalicinė, labai svarbu galvoti, kaip bus dirbama koalicijoje. Ir dėl to, kuo labiau bus demonizuojami konkurentai rinkimuose, tuo sunkiau po rinkimų bus susitarti. Tai irgi susijęs su lyderystės galimybėmis po rinkimų. Tiesiog aš šitai noriu atkreipti dėmesio dėl kai kurių kitų dalykų, kiek čia programa hipsteriam, kiek likusiam. Manau, dar bus galvojama. Lauksim ir konkretesnių nuostatų dėl mokesčių, dėl administracinės naštos klausimų, kitų dalykų, kas yra kaip taisyklė smulkiam verslui regionuose aktualesni dalykai negu hipsteriam, kurie su IT užsiminėja konfliktuose ar kitose vietose. Tai dabar jau noriu suteikti galimybę auditorijai paklausti arba pakomentuoti. Prašom, kas norėtumėt. Taip, matau ten ranką, jeigu galima prineš mikrofoną, prisistatykit, prašau, ir jei galima nelabai ilgą formuluotę klausimo ar komentaro. Prašau. Esu Polas. Tai turėčiau tokį klausimą, kaip pastebėjau, su programu yra labai pabrėžtas užsienio investicijų pritraukimas į Lietuvą. O ar nebūtų efektyviau, žiūrint ilgesnio laiko tarpo perspektyvą, kviesti, tarkim, profesorius iš užsienio universitetų, dėstytojus, pritraukti juos, kad jie šviestų mūsų visuomenę, mūsų žmonės ir šie pradėtų kurti savo kokį verslą. Turiu omeny tai, kad galbūt yra rizika pritraukus užsienio investicijas, kad mūsų darbo rinka taps tiesiog darbuotojais, o pavyzdžiui, tas pats Intelas Sutikti buvo sukurtas kažko. Tai ar nereikėtų tų kūrėjų ugdyti? Toks klausimas. Prašau, kas norėtumės žiūrėti. Galima šviesų. Taip. Čia veikia. Bus greičiau. Ačiū, Paulai, už tokį klausimą. Aš kalboje savo paminėjau tokį terminą fast track. Ir neatsitiktinai. Iš ties, jeigu mes norime rezultatų, kalbėti apie rezultatus po 5 metų, po 4 metų, matyti tai, kas Lietuvoje keičiasi išsyk, tai užsienio investicijos yra būtent tas kelias, kurio mes turime eiti. Mūsų aukštasis mokslas, jisai reformuojasi, bet pokyčiai jūs patys matote, kokie yra lėti. Juose aš galėčiau grąžinti kaip profesoriui, iš tikrųjų labai trūksta lyderystės iš pačių universitetų. Ir iš esmės būtent tai juos ir stabdo. Be abejonės, jeigu mes turėsime laiko tarpą 20 metų, galbūt dar ilgiau, tai tikrai tai yra kelias, kuriuo, pavyzdžiui, ėjo ta pati Slovenija.
dar turbūt prieš 15-20 metų pradėjusi keisti profesorių pas save, siūsti studentus į užsienį, grąžintis juos atgal pagal tam tikras sutartis, bet tai yra 20-mečių kelias. Šiandien Lietuvoje emigracijos srautai sako vieną žinią, kad mūsų gali tiesiog nebelikti, kai mes sulauksime, kad aukštasis mokslas bus atitinkamos kokybės. Tie dalykai turi būti derinti. Dabar dėl verslo, kur atvažiavęs, jis yra dar toksai paprastas terminas – konkuravimasis. Šiandien Lietuvoje mes tai matome, Vilniuje matome, Barclays ne taip seniai įkūrė padalinį, būtent skirtą startupams. Kas juose dirbs? Juose dirbs lietuviai, kurie nebėra tik darbuotojai. Tai žmonės, kurie turės potencialą auginti savo verslus. Taip mes esame dar tik embriono stadijoje turbūt šito kelio einantis. Jeigu mes imtume Izraelį ir žiūrėtume, ką ten Intelis yra sukūręs, kokią infrastruktūrą, startupų, naujų įmonių, sektorių, iš tiesų sektorių, viena įmonė. Tai aš manau, kad tai yra tikrai įkvepiantis pavyzdys ir aš tikiuosi jau atleisis man klausytojais, kad aš taip džiaugiuosi sėkmingais pavyzdžiais ir tikiuosi aš pritaikyti Lietuvoje. Keletą žodžių. Aš taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad dėmesys yra skirtas ne tik tai užsienio investuotojams, bet taip pat mes kalbame ir apie pagalbą lietuviško kapitalo įmonėm ir jūs matėte fondą, kuris yra pirmiausia skirtas padėti lietuviškam verslui technologiškai modernizuotis, investuoti į inovacijas, į prekinius ženklus ir tos visus dalykus jūs rasite mūsų programoje. Ir kitas aspektas, kuris turbūt skirtingai nei iki šiol mes elgiame su europinėmis lėšomis, mes manome, kad lėšos turėtų būti neskirstomos kaip grantai arba pagalba verslui, bet valstybės investicijos į įmonių kapitalą. Ir ta schema leidžia padėti įmoniai gauti kapitalą, kurį jinai sunkiai gauti iš banko, ir taip pat reikiamų metu tą kapitalą išsipirkti, o valstybė tada tą sumą, tos pinigus gaus atgal ir vėl galės naudoti tokiem patiems poreikiams. Taip yra finansuojamas ne tik tais startuoliai, bet taip yra gali būti finansuojamas įmonėms, kurios reikalingos didžiulės investicijos į gamybos technologiją, atnaujinimą ar papildomą plėtrą. Ačiū už atsakymą. Iki kito klausimo einant, aš tik dar noriu patikslinti. Labai gerai, kad kalbam apie sėkmės istorijas. Tai nebuvo kritika, Gabrieliau, nereikia atsiprašinėti dėl to. Mano mintis buvo, remiantis lyderystės studijom, kadangi jau buvo paminėti universitetai, iš tiesų mes pradedam vis labiau gilintis į lyderystės studijos ir pradedam institutą šiame dėstyti, eksperimentuoti su lyderystės įgūdžių ugdymu. Lyderystės studijos rodo, kad ne iš sėkmės pavyzdžių dažniausiai pasimokoma keičiant savo elgesį, o iš nesėkmės. Sėkmės pavyzdžiai gali įkvėpti, bet realus mokymasis dažniau vyksta iš nesėkmės, iš nepavykusių bandymų. Tai buvo mano pagrindinė mintis, norėčiau, kad teisingai suprastumėt labai gerai, kad yra pozityvo Lietuvos kasdieniai diskusijoje, viešoje diskusijoje labai trūksta to pozityvo ir įkvėpimo, visą tai tvarkoj, bet jei kalbam apie lyderystę ir elgesio kaitą, mobilizuojant visus pokyčiams, labai svarbu sąžiningai įsivertinti ir savo ir kitų nesėkmės pavyzdžius. Ta aš noriu pasakyti, prašau. Vytautas iš Vilniaus, tai turėsiu tokį net trejopą klausimą. Bet trumpai. Sugebėsit trumpai atsakyti, reiškia. Pirmas dalykas, tai vis dėlto, kaip teisingai pastebėta, imigracijos politikos, ypač imigracijos iš Baltarusijos ir Ukrainos, iš kur mes galim greitai prisitraukti specialistų, kurie jau paruošti ir kurie turi mažesnį kalbos barjerą. Pas jūs šitoj programai plane nėra. Kitas klausimas, čia taip pat nėra nieko apie susisiekimą, logistiką, giliavandenius uostus, aviaciją nacionalinę, reiškia, ir geležinkelius. Kas bus su tuo, neaišku, ar tai bus atskiro plano dalis kažkokio. Ir trečias dalykas, kaip jūs planuojate panaudoti didžiulius gynybos pinigus ekonomikai skatinti. Galbūt, kodėl nekalbam apie karinės pramonės kūrimą Lietuvoje ir karinių technologijų vystymą ir investavimą į karybą. Ačiū. Ir kosmosą užkariavimą. Tai, jeigu kalbėti apie imigracijos politiką, tai turbūt mes kalbame apie dvejopą imigracijos politiką. Pirmiausia, ką Gabrielius minėjo,
bus labai svarbu bandyti susigrąžinti žmonės, mūsų krašto gyventojus, kurie yra įsibarstę pasaulyje ir jau turi pakankamai aukštas kompetencijas išsiugdę. Vieni gal kompetencijas turiu omeny nebūtinai, kad dirba mokslininkais ar kitą intelektualų darbą. Bet visus netgi žmonės, kurie dirba gamyklose ir operatoriai, taip pat jie turi aukštas kompetencijas. Tai mūsų didžiausias tikslas yra pirmiausia pasikviesti juos. Be abejo, labai svarbu prisitraukti ir žmonės iš kaimyninių šalių su kompetencijom, inovatyvius ir padaryti jiems tikrai geras galimybės įvažiuoti į Lietuvą. Ir šiai dienai mes šiek tiek tą procesą jau ir turime visą žaidimų industriją, informacinių technologijų, kuri vystosi. Bet tam tikslui mes labai aiškiai sakome, kad mes turime labai aiškų planą ir galime rasti ir dirbti Lietuvai agentūrą turėtų įsikurti, kuri būtent politikai įgyvendintų. Šiai dienai pas mus problema yra dažnai tai, kad mes turime politikos formavimo instituciją, kurios yra ministerijos, bet neturime politikos gyvenimo institucijų, kurios realiai paimtų visas strategijas, visus nutarimus, realiai gyventų gyvenimą. Ir jeigu vėl grįžtu atgal į ūkio ministeriją, šiai dienai mes prie ūkio ministerijos turime investuok Lietuvoje, versle Lietuvą, kurios yra puikus instrumentai. Tai rodo, kad ta situacija veikia ir kitą kartą nereikia bijoti, reikia agentūrą, kuri įgyvendins mūsų politiką. Ir mes dažnai čia Lietuvoje sakome, kad priklauso agentūrų, vėl biurokratinio aparato ir panašiai. Nėra panašaus, nes agentūrose dažniausiai, pažiūrėkime, taip pačioje Lietuvoje dirba jauni, išsilavinę, baigę mokslus įvairiose šalyse žmonės. Dėl infrastruktūros. Mes vėlgi grįžtame prie to pačio fondo. Uostui, jeigu reikia kelių infrastruktūrai ar geležinkeliams, tikrai galės įmonės gauti lėšų iš šio fondo. Bet valstybė negali rūpintis, o dirbti darbą už rinką. Yra rinka, jeigu yra rinkos poreikis, tai automatiškai atsiranda įmonės, kurios to nori užsiimti, valstybės pareiga yra sudaryti ekosistemą, kurioje tos įmonės galėtų, jeigu reikia, pasiskolinti kapitalo, jeigu reikia gauti kažkokią pagalbą eksportuojant ir panašiai. Ačiū. Kas dar norėtų paklausti ar pakomentuoti? Čia prašau, norintys. Šešėlį mes būt sąmoningai šitoje programoje, šitoje dalyje nešėm mokestinių dalykų. Nes tikrai bus atskira dalis, turime gyvybę šimonytę ir manau, kad tikrai turėsime panašų pristatymą šitos dalies. Ir mums tikrai matydami paskutinius valstybinius tyrimus, kur PVM nesurinkimas nuo potencialo atsilieka 40%, prie 2,8 milijardų eurų, tai yra baisus pinigai, kurie galėtų iš esmės pakeisti situaciją Lietuvoje. Taip, prašau. Sveiki, esu Motiejus Bugalis, iš Vilniaus, PSPMI studentas ir turėčiau paklausti tokį klausimą apie partinę atsakomybę. Nes jūs pristatėte šitą planą ir yra aišku, kad jį reikia įgyvendinti ir tam reikia sudaryti tam tikras sąlygas. Ir norėčiau paklausti, kokios sėkmės jūs tikitės rinkimuose ir su kokiamis partijomis galėtume sudaryti koaliciją, kad šis planas būtų įgyvendintas. Dėkui. Prašau, atvirai. Lengvas klausimas. Na, iš ties akivaizdu, kad daugelis aspektų, apie kuriuos mes kalbame, yra priimtini daugiau dešiniosiomis savo laikančių partijų. Tokių šiandien viešai save deklaravusių, tokiamis yra 12, kaip aš žinau. Tai aš manau, kad tai būtent Tėvynės sąjunga ir Liberalų sąjūdis yra būtent ta šis, kurią panašios programinės nuostatos turėtų būti informuojamos ir gyvendinamos. Dėl platesnės koalicijos, tai žiūrėsim visokių čia minčių. Dėl sėkmės rinkimuose? Dėl sėkmės rinkimuose, turbūt nebūtume čia, jeigu nesitikėtume formuoti naują vyriausybę. Taip, kitas klausimas, čia palaukorinis. Sveiki, esu Šarūnas, SMM kaip politikos antras kursas. Aš
trumpai užsirašiau, kad būtų aiškesnis mintis. Paslaugų centrai yra trumpalaikis sprendimas, kaip jūs sakėt. Tai kaip mes galime kalbėti apie politinę lyderystę ekonomikoje, kai nekalbame apie ilgalaikius sprendimus? Pigi darbo jėga Lietuvoje yra outsourcinami ir kurie pridėtinę vertę užsienio kapitalams, o pagrindinė grąža eina Lietuvai per mokesčius. Tai mes galime kelti mokesčius ir tokiu būdu pasisavinti daugiau iš esamų užsienio investicijų Lietuvoje. Bet kaip dėl vietinio verslo? Pasigendu jūsų programoje įrankių, kuriais būtų siekiama skatinti Lietuvos gyventojų verslumą. Neseniai Wall Street Journal skaičiau apie top šalis, kuriuose geriausios sąlygos verslui, ten būtent pagrindiniai kriterijai yra startupai ir sąlygos verslui. Tai taip pat kalbant apie švietimą, jis yra pagrindinė problema Lietuvoje, nes šviesesnis jaunimas jį įsisavina šiais laikais įvairiais būdais, tai internetas, studijos kitose šalise. Aš manau, kad problema yra aukštos kvalifikacijos darbuotojų nebuvimas Lietuvoje. Ir tada klausimas, kaip mes juos susigrąžinsime, kai nėra jiems darbo vietų, nes, tarkim, tie paslaugų centrai, jie aukštos kvalifikacijos nereikalauja. Aš turiu pažįstamų nemažai, kurie yra susijęs su atominė energetika, jie turi patirties Maltoje 10 metų ir, na, jie automatiškai Lietuvoje neturi darbo, nes jie yra perkvalifikuoti, kaip sakant, ir tame yra problema, ką mes norim susigrąžinti. Ačiū. Ačiū už klausimą. Dabar dėl paslaugų centrų. Paslaugų centrų, ko gero, yra visokių. Nuo buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančių, personalo valdymo įdarbinimo iki aukščiausio lygio informacinių technologijų. Tai vertins prieš pusantrų metų vertinį iš aukščiausio lygio, trečio lygio informacinių technologijų paslaugų skyrių, kurio pagrindinis darbas yra plėtoti naujas vertinimo informacinės technologijų sistemas. Tačiau programoje, jeigu jūs pažiūrėsite ir vertinsite vėliau atidžiai, mes kalbame labai daug ir apie startupų ekosistemą tolesnę plėtrą. Galiu vėlgi pasakyti, kad būtent praėjusios vyriausybės metu apskritai toks žodis kaip startupas, rizikos kapitalas ir kiti atsirado leksikone. Iki to jau iš vis nebuvo. Praeitos vyriausybės, Kubiliaus vyriausybės laikotarpiu atsirado rizikos kapitalo fondai Lietuvoje. Tai nemažai yra pasakyta ir čia rasite ką toliau daryti, apie akceleratorius ir apie Chief Scientistą ir apie kitus pasiūlymus. Tikrai važiuojam tolyn, remiantis Izraelio ir Airijos patirtimi. Noriu pasakyti, kad jau tada mes nemažai iš Izraelio ir Airijos sėdimės patirties. Ir Izraelio žmonės, kurie Izraelį ir darė šitas reformas, ministrai, sėdėjo mūsų ministerijos ir konsultavo, kaip judėti į priekį. Tai mes tą tęsime. Dėl lietuviško verslo, labai geras klausimas, aš jau prieš tai atsakiau, kad mes manome, kad lietuviškas verslas ypatingai svarbus, nes užsienio verslas kapitalą dažniausiai įsiveža. Lietuviškas kapitalas ir investuoja. Ir parama lietuviškam kapitalui yra tas 7 milijardų fondas, kuris galėtų paskatinti lietuvišką verslą taip pat keistis, daugiau investuoti tiek į technologijas, tiek į marketingą, tiek į brandingą, visus kitus dalykus. Ir iš manęs taip pat. Ačiū. Kas dar norėtų paklausti, pakomentuoti? Taip, čia matau. Sveiki, būsiu Arvidas, nieko neketinau klausti, bet kai Gabrielis kalbėjo, jis palėtė vieną tokią ūkio šaką, tai viešas maitinimas. Ir mes ir kažkaip... Nieko prieš neturite, bet jūs minėjote, kad tai yra per daug specialistų ruošiama, gal aš valdavau restoranus ir man iš karto toksai pavojaus ženklas. Kiek jūs įsigilinote į tam tikras ūkio šakas, kad, na, tarkime, kiek tai yra kompetentinga nuomonė, kiek gilus planas yra, nes, tarkime, jūsų siūlymas, ten, tarkime, truputį sumažinti kiekį viešajam maitinimui ar kažkaip, tai, na, man iš karto kaip dirbant ten toks pavojaus ženklai labai, kad tai, na, jūs neįsigilinat pakankamai. Ir toks klausimas. Dėkui, čia turbūt daugelio sektorių atstovai galėtų panašų klausimą užduoti. Prašom. Geras klausimas. Iš tikrųjų, jūs atsakykit, jeigu galite atsakyti, kiek jūs darbinate šiandien žmonių, kurie yra atėję iš profesinio rengimo centrų? Aš kažkaip laukiu to klausimą,
Nes realiai aš tai galvoju, kad aš jų įdarbinčiau žymiai daugiau, jeigu jie ten būtų ruošiami, tai tam tikras nuošimtis ateitų. Šiuo metu tai yra mokslai, savamoksliai, prijaučiantis. Vienareikšmiškai. Iš tikrųjų, aš kaip galima pratęsiu tą mintį, dauguma verslų, kuriem reikalingos profesijas įgyja žmonės, pasakys lygiai tą patį, ką jūs. Ar tai būtų pedagogus darbinantys žmonės, ar tai būtų viešo maitinimo specialistus, ar tai toliau savamokslininkai. Lietuvos verslininkai, damaž 90% Lietuvos verslininkų sako, kad jie yra nepatenkinti mokslo, savo darbuotojų išsimokslinimo kokybę. Tai jūs esate tiesiog visiškai statistiškai teisingas verslo savininkas Lietuvoje. Jums tiesiog netinka tai, ką ruošia Lietuvos, mokyklos, arba aukštos aukštesnės mokyklos. Tai čia yra vyriška problema. Šitą privaloma keisti. Aš užsiminiau truputėlį, koksai galėtų būti reformos kelias. Tai yra ir kanerė atkreipia dėmesį. Tai yra papildomas finansavimas, kuris ateina iš karto. Įsivaizduokite krepšelį. Šiandien profesinio rengimo centras, kuris ruošia viešo maitinimo specialistą, jisai paruošia specialistą ir jam iš tikrųjų yra visiškai vienodai, kur tas specialistas eis po jo mokslo baigimo. Jeigu dalis jo finansavimo priklausytų nuo to, ar ta profesinio rengimo centras, ar tai būtų kolegija, ar tai būtų, turėtų sutartį su jumis ir tik tai tokiu būdu gautų dalį pinigų. Jeigu mes galėtume pusę pinigų, tai ten jau būtų visą sistemą. Bet dalis finansų, jeigu neateitų, reikia būti priversti rasti jūs, sutarti su jumis, kokių specialistų reikia ir pasiūlyti būtent tos specialistus, kurių reikia, situacija keistasi kardinaliai. Nes būtent tokia sistema, tai yra tas dualizmas verslo ir švietimo. Dualizmas, kuris susipina į aukščiausios kokybės specialistai. Kai kurios aukštosios mokyklos ir partijų vadovus paruošė, kaip matas. Komentarą apie šitą problemą. Teko lankytis vienam iš regionų centrų ir kolegijoje, kurioje ruošiama kasmet po grupę šokio pedagogų. Mieste gyvena apie 30 000 gyventojų. Galima įsivaizduoti, kiek kasmet reikia šokio pedagogų. Gal kas 2 metus po vieną kitą jo ir prireikia. Bet aš tikrai žinau, kur jų labai reikia. Jų reikia nuolat. Tai tikrai miestas didelis, daug šokio pedagogų, bet tie žmonės paprasčiausiai susipakuoja ypatingai savo lagaminus ir baigia specialybę, aš atlikime gal jeigu ten tinka į įstatymą, bet tokią situaciją mes šiandien turime mūsų profesinio rengimo sistemą. Paskutinis klausimas, kas norėtų užduoti. Prašau, čia, jei galima mikrofonas. Man atrodo, prieš tai žmonės bandė naudotis šimtą. Atsiprašau, nelabai moku ilgus klausimus formuoti, bet man šiek tiek... Gal gali prisistatyti? Aš Simonas iš Vilniaus. Kaip sakyti? Man truputį galai nesusieina su skaičiais. Jeigu čia yra 4 metų planas, turbūt jūs galite gan tiksliai suprognozuoti, kokie bus arba kokios darbo prielaidos bedarbystės. Ir kokia yra sudėtis žmonių, kurie užims šitas darbo vietas. Sudėtis kokia prasme? Migracijos. Beveik prasme. Kokia dalis bus jų išrančių ir kokia dalis bus jų baltarusių ukrainiečių. Nes man atrodo, kad jūs įskaitėte nuo klausimų ir darot per stiprias prielaidas dėl to grįžimo, nes, grubiai sakant, iš Londono lietuvių grįžti yra gerokai mažiau įdomu negu iš Minsko Baltarusijos iki čia. Nėra įdomu važiuoti iš Minsko į Londoną. Dėl to, kad aš buvau. Jeigu mes palengvinsim Baltarusijos, mes nevažiuoti, tai yra tokia klausimas Kinija. Ir man įdomu, ar jūs per tai, kad jūs norit konstruoti lietuvių kiekį Lietuvoje, ar jūs netyčia neglušinat ekonomikos?
Tai pradėjom nuo skaičių ir baigsim skaičiais šį renginį. Prašau. Ačiū už klausimą. Ačiū už klausimą. Na, gal nebūšinant ekonomikos, aš tikiuosi. Kaip tik tai, priešinga, kaip taip žadame eiti. Aš tik tai pakartosiu skaičius, kurie yra šiandien dieną. 16 000 žmonių grįžta kasmet, maždaug tai yra vidutinis skaičius, parsiveža 6 000 vaikų. Mes matome, kad tą skaičių galima padvigubinti aktyviomis valstybės priemonėmis. Tai nėra per didelė ambicija. Jeigu mes pažiūrėtume Airijos pavyzdį, jie turėjo ambicingesnį planą ir itin aktyvias valstybės priemonės darbą su bendruomenėmis. Aišku, jie pirmiausia ėjo Jungtinėse Amerikos valstijose, grąžinosi savo žmonės. Kodėl būtent Airijus grąžinosi? Dėl kultūrinės terpės. Tai reiškia žmonėms, jiems yra lengviau integruotis. Tai yra reintegracija iš principo. Žmogus nepaprastai greitai prisitaiko erdvėje. Jisai moka kalbą, jisai žino vietovę, jisai turi pažinti socialiniai ryšiai, kuris nepaprastai greitai ir taip toliau. Žmogus tampa piliečiu, dėl visaverčio, kad piliečiai nepaprastai greitai. Yra logikos kame. Dabar klausimas, mes Dainius puikiai atsakė, mes nebėgom klausimą, ar reiktų kitų šalių specialistų. Reiktų. Be abejonės. Airijos atveju tai buvo apie 20%. Milijonas grįžo, 800 000 iš jų siejasi su Airija. Lietuvai mūsų skaičiavimų šiandien trumpuoju laikotarpiu užtenka. Ar tik tai darbo vietų mūsų sukurta, ar nekeisti? Aš įsivaizduoju, kad galima būtų sukurti daugiau darbo vietų, jeigu būtų kas jas užimti. Taip, jau pabaigai. Aš irgi trumpai sureaguojant, irgi labai yra įdomi šito klausimas vėliau. Tai visą pasaulinę diasporą jis bando sukrauti atgal į savo šalį. Ir jiems yra dar daugiau modelis, nes žmonės pragyvenę visą gyvybę ir pragyvenę visą kartą, į Prancūziją, grįžta atgal. Ir tam jie turi visą sistemą. Ir tikrai yra iš ko pasimokyti ir mes tos gerą praktiką, todėl bandom pasirinkti. Taip, pabaigai jau visai. Aš noriu priminti greitai, kad gal tas būtų projektis vidinio mobilumo programa. Mes Lietuvoje turim žmonių, bet mes iš tiesų didelį dalį jų ignoruojame arba ne, psichologinės priežastys ir kitokios priežastys neleidžia išnetirti. Tai yra žmonės, kurie gyvena mažose miesteliuose, laukdami darbo vietos ateinančių pasiūlymų. Iš esmės paskatinti juos judėti. Vienas dalykas. Kitas dalykas - socialinės atskirties įvairių dalykų. Dirbantys vyresnio amžiaus žmonės, suteikti galimybės. Airija nuėjo keliu trumpindama magistro programą. Būtent tam, kad žmonės greičiau galėtų ateiti į darbo rinką. Jeigu 100 000 ukrainiečių važiuotų tais metais, susirinkime ką? Aš manau, kad taisyklės tą dabar nepasiruoštų. Nebūtų kaip daugiau priekti. Nes nėra darbo. Darbo yra įsidavimo procesai, procesai. Žodžiu, klausimas sudėtingas. Taip galima apibendrinti, nors ir atrodo, kad traktuovus įvertinant ekonomikos tolesnį augimą dėja, jau nebeturim daugiau laiko kitiems klausimam, nors jų matau ir yra, visgi planavom 1,5 valandos, tiek ir jau praėjo, tai kadangi visi turim planų, noriu pirmiausia padėkoti autoriams už drąsą ir už sudalyvavimą, atsakymą į jūsų ir mūsų klausimus, komentarus. Tikiuosi, visų pirma, jums tai buvo naudinga ir kažką iš naudingo išsinešit. Tikiuosi, kitos partijos irgi paseks jūsų pavyzdžių iki Seimo rinkimų. Tai dėkui visiems dalyvavusiems taip pat ir geros likusios dienos.